Esame senos statybos name, kuriame vyksta didelė renovacija. Vienas iš sudedamųjų dalių yra dabar oro tarpo šiltinimas, kurį mes ir atliekam. Po oro tarpo apšiltinimo eis ir fasado šiltinimo darbai. Truputėlį prakedenau vatą aparatę, papildėm. Naudojam štai tokius pūtimo įrenginius ir Knauf Superfill Cavity Wall vatą. Ji konkrečiai yra skirta naudoti oro tarpams. Tai liečia tiek seną, tiek naują statybą. Dauguma atveju, kadangi daug namų turim tokio tipo, tai jie yra su tuščiais tais oro tarpais. Šiuo atveju naudojam Knaufo vatą, jinai yra stiklo plošto, pagrindė jos kilmė yra stiklo duženos bei kvarcinis smėlis ir truputėlį yra silikono, kad jinai neabsorbuotų į save drėgmės, kas yra pagrindinis pliusas tokiose konstrukcijose. Šitie tarpai, jie nebūna dideli, 7, 8, 10 cm, tai šita vata yra ypatingai susmulkinta, kad užpildytų kokybiškai tuščias ertmes. Perdangoje naudojama vata yra didesnio plošto. Pakuotės yra panašios spalvos, supresavimas, kiekis kilogramų pakuotė irgi tos pačios. Paskutinius 7 metus, taip, tik tai Knaufa. Nes tai yra labiausiai pasiteisinęs dalykas, ji yra atspariausia, ji yra su deklaracijom, kad būtent skirta toj konstrukcijoj pūsti ir tu niekaip negali nuginčyti šito fakto. Deklaracijos, sertifikatai europinio lygio, pasaulinio lygio. Tai va taip atrodytų šitas ploštelis. Aišku, pakuotė jisai yra gerokai supresuotas, kada mes išskleidžiame, tai ji, kaip sakyti, iškedena pačio įrangoj ir tuo pačiu šlangomis eidama jinai dar labiau įsikedena. Va taip atrodytų, tai yra pirminis produktas, imkim tos stiklo vatos, demblinės vatos, kurioje būna rišikliai. Šitoj medžiagoje jokių rišiklių nėra, absoliučiai ekologiškas produktas. Nei jinai lakių medžiagų savyje turi, nei druskų, kaip pavyzdys, aukščiausia nedegumo klasė. Ką mes gauname dar užsipūtę tarpą, tiek varžą pasigeriname, tiek ir garso izoliaciją suteikia. Tai tarp kitų medžiagų jinai turi daugiau pliusų negu minusų. Namas tai nėra iš mažiausių, turi labai aukštą cokolį. Jame irgi radome tarpą, tai realiai pusis tiek vienas aukštas, tas vadinamas rūsys. Tai skylutės yra gręžiamos 25 mm diametro ir šachmatų būdu. Ir atitinkama tvarka nuo pačios į viršų, kad pilnai užsipildytų. Realiai kvadratą 4 skylutės, tai yra pakankamai užpildyti ar apeiti kokią kliūtį, jeigu jinai ten būtų. Nes realiai tais laikais statant tikrai krisdavo visko, jo labiau ir skiedinio. Čia šitam name apie 7-8 cm tarpelis, tai jeigu ir būtų kliūtis vidury, kur mes neturim skylutės, tai iš visų pusių realiai apeina. Bet mes tuo pačiu ir pasitikinam ir matom, kada tu pati ta vata jinai keliauja su oro cirkuliacija. Stumia oras tą vatą ir tu matai, jeigu kažkur yra kliūtis. Tau neduoda pūst, tai tu apsigręžioji tą plotą jau papildomai. Realiai pučiant per šitą vieną iš skylių, ta vata keliauja. Tu matai tiek į vieną skylę, tiek į kitą ir tiek į viršų. Jeigu per metrą tu matai, kad čia nekeliauja, tu jau žinai, kad yra kažkokia tai ar siena tenai galbūt pamūrinta, arba šiaip uždaryta, būna perištos plytos. Tai yra tokių aklų zonų, kur tu galimai gali nepamatyti, bet stengiasi atitinkamą tvarką viską apeiti ir sekti tą visą procesą. Tai nėra kažkoks griaunantis įrankis, kuris duotų didelės stipres vibracijas. Tiek, kiek jisai sutrukinėjęs, daugiau nesutrukinėja. Oro tarpas yra uždarytas, jisai bus uždarytas ir ties perdanga 1-2 aukšto. Tai perdanga dažniausiai būna iškišta ir arba remiasi, arba visai šalia būna išorinės plytos šitos apdailinės. Tai lygiai tas pats ir su stogo perdengimu. Mes iki murloto nedainam. Mes dainam, murlotas būna aukščiau. Tai čia, kada fasadą šiltintis, tada jau stogo šiltinimas jungiasi su sienos išoriniu šiltinimu. O kas oro tarpe, jisai liečiasi prie vidinės sienos išorinės ir čia perdanga 1, 2, 3.